Sveiki, malonu, jei skiriate mums dalį savo brangaus laiko. Šį kartą laida Mokomės kartu kiek kitokia. Į projektą Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė ateities Lietuva kviečiame pažvelgti, kaip sakoma, iš kitos barikadų pusės. Iki šiol pastebėjimais, patirtimi ir siekiais dalijosi projekto sumanytojai, lektoriai, panašių veiklų vykdytojai. Tad metas jau susitikti su dalyviais, Žiežmarių gimnazijos atstovais. Pasiklausykime, ką kalba šios mokyklos bendruomenės nariai. Kokiomis nuotaikomis jie pasitiko projektų atstovų kvietimą, kokių minčių vedini ėjo į renginius, kaip keitėsi jų požiūris, kas išliko širdyse, ką jie keistų. Taigi, jūsų dėmesiui reali patirtis iš pirmų lūpų. Mes kaip tik šiandien buvom susibėgę kelios pakalbėti, prisiminti ir pagalvojom vis dėlto, kaip pasikeitė viskas. Tai iš tikrųjų mes pamatėm kolegas visai kitoje šviesoje, nes iš tikrųjų mokykloje tos metodinės grupės ar kažkaip ar dalykai suskirsto mokytojus į tam tikras grupės ir kažkaip tokius uždari lyg tai būreliai pasidaro. O čia mes pamatėm kolegas visai kitoje šviesoje, visai kitame amplua. Taip pačiai gal ir vaikus, ir tėvus, ir dauguma mokytojų, kadangi yra ir ne tik mokytojai, bet ir tėvai, tai ir jiems kažkokie pasikeitimai. Tokie iš tokių stambesnių, o iš smulkesnių, tai kaip Jūratė sakė, išlikti prote, nepriimti dovanos, tas man labai patiko. Kartais žmogus jau sudėlioja savo mintis, savo darbus į kažkokias tai skrinutes ir labai uždaro stipriai. Ir nelabai nori atidaryti arba papildyti jas. Tai aš kai kurias skrinutes visai atidariau ir paleidau vėjais, į kai kurias prisidėjau minčių, tai man, sakykime, praplėtė mane kaip žmogų, atradau naujovių savo darbe ir savo bendravime ir pajaučiau, kad tobulėjime ribų nėra. Labiausiai įstrigė tai mokytojas prote ir pritaikau irgi ir mama prote. tą patį ir po to stengiuosi būti mokytoja prote daugelio kartų prieš kalėdinių laikotarpių, prieš atostoginių, po atostoginių, kitaip žiūrėti į mokinį tikrai davė, tiesiog supratimą kitokį, kad viską galima pasiekti, tik tai reikia viską daryti prote. Tai buvo visiškai kitokie savaitgaliai, kaip mes turbūt pavasarį buvom pirmą kartą tėvai ir vaikai stadione, tai paklausė, sako, ką šiandien nuveikėm. Ir aš tai pagalvojau, tarp visiškai svetimų žmonių, aš jų nei vieno nepažįstu, tas laikas taip gerai praėjo, kad aš namuose turbūt nieko geresnio nebūčiau nuveikus. Po to savaitgalis sodybai dalios, kai buvom, 2 dienos, iš karto pagalvojau, kažkas bus baisaus. 2 dienas paskirt kažkam, bet kai tuos savaitgalis praėjo, velnias galvoju, čia kažkas negerai. Jisai su vienu akimirksniu dingo, tiek daug atrodo, veikim, bet taip staigiai viskas, jau reikia atsisveikinti, reikia namo važiuoti ir atrodo tas laikas kažkur tai nežinau. Žodžiu, iš karto tai buvo tokia mintis, ar reiks labai daug, atimt laiko, gal aš kažką paveikčiau, galbūt nieko neveikčiau, bet dabar, kai pagalvoju, tai buvo be galo geras laikas. Tai buvo atradimas man, atradimas pačios savęs. Šitie koviai mokymai, tai irgi taip pradėjom diskutuoti ir aš galvoju, turbūt labai daug ką reiktų pakeisti. Pakeisti požiūrį, pakeisti tokį mąstymą. Nesvarbu, nebūtinai mokyklai, aš galiu darbe pritaikyti. Kartais net namuose sustoja ir pagalvoja, gal patylėčiau. Kitą kartą pasakysiu. Iš tikrųjų, tai atradimas didelis ir pritaikyti dabar jį reikėtų kažkur, tai taip rimtai pritaikyti. Nes mes, mokiniai, mokytojai, sakykime, tėvai keliuose užsiėmimuose dalyvavom. Bet tas vienintelis kartas buvo didžiulis tik tai kartu. Toj sodybai. Tada ten buvo mūsų daug ir tėvų, ir vaikų, ir tai tokia lyg bendruomenė. Pasibaigus projektui aš kažkaip, nežinau, ar bus kas pastumė visą tai į priekį, kad suim didelį ratą žmonių.
Nes aš turbūt įsivaizduoju, kad jis tam ir buvo skirtas. Kad suvienyt bendruomenę, visą mokyklą, viską, bet įsisklaidžius. Tai pažiūrėkit, pradžia tokia didžiulė buvo, o dabar kas čia mūsų saulėti. Aš norėčiau išblaškyti tos mamos baimės, kad po Lietuvos tėvų forumo projekto pasibaigs veiklos Žiežmarių mokykloje. Tikrai nemanau, mūsų projektų ir buvo pagrindinis tikslas čia leisti smagiai laiką ne tik projekto metu, bet tam, kad čia susiformuotų mokyklos bendruomenė ir tai, ką jie išmoko, toliau galėtų tai panaudoti. Tai ir matosi, kad jau atsirado veiklų jų bendruomenėje ir be mūsų mokymų, ir be mūsų skatinimo. Šiaip iš tiesų, kad darbas, namai, įvairūs rūpesčiai atitinkamai suėda didžiąją laiko dalį apskritai žmonių gyvenime tikriausiai. Aš manau, kad didžiausia nauda turbūt buvo gal net ne tame, kad pamatyti žmonės, sakysim, kitoje erdvėje sėdinčius ne klasėje, ar dar kažkur tai ir vaikus, ir tėvus, bet tame, kad mes mokėjom bendrai dirbti tuo metu. Darėm bendras veiklas, mes turėjom kažkokius bendrus tikslus. Kitas dalykas, vienas iš svarbiausių turbūt yra tai, kad mes lyg pradžioje per prievartą privalėjome skirti laiko tam dalykui, kuriam šiaip paprastai neskiri laiko. Tai, ko gero, irgi tam sutelkimui turėjo tokios didelės reikšmės. Ir vienaip ar kitaip ten bebūtų, aš manau, kad tam tikra situacija kolektyviai iš tikrųjų yra pasikeitusi. Tolerancijos daugiau yra atsiradę, supratimo turbūt yra daugiau atsiradę. Galbūt netgi tam tikri nuomonės vienokie ir kitokie išreiškimai yra galbūt irgi ir drąsesni, gal ne šiaip, kad tik tai kažkam jausį, bet atviresni tokie pasikalbėjimai. Ir tai, galbūt būtų galima įvardinti kaip tam tikras išlaisvinimas. Žmogaus save pažinus, išsilaisvini ir atsiranda mažiau baimių, mažiau įvairių dalykų, ką kiti pagalvos, tiesiog daugiau turbūt pasidarai savo irgi, kai pažįsti save, labiau pasitikė savimi. Ko gero, ir tas pasitikėjimas savimi didesnis atsiranda ir dėl to tu gali daugiau ir dalyvauti tame bendruomenės gyvenime. O dėl to, ką sako, kad yra arba nėra daugiau kažkas, turi būti kažkas, kad pastumtų tiems susiejimams. Aš manau, kad ko gero viena iš didžiausių projektų tikslų buvo ta, kad mes kiekvienas nestumiamas kažkur eitume pirmiausia. Ir turbūt ir tai, kad mes ir šeimų dienas organizavom, ir kiti dalykai, kuriuos darėm, aš manau, čia ir reikia mūsų visų trijų dalių, tai yra ir mokinių, ir tėvų, ir mokytojų iniciatyvų, kad kažkas mokykloje vyktų. Ir ar vieni ar kiti renginiai vyksta, per prievartą nieko neprišauksi. Ar tokio tikslo ir siekia projekto sumanytojai ir vykdytojai? Kaip jau buvo minėta mūsų laidose, šis projektas išskirtinis tuo, kad kol vyksta mokymai, susitikimai ir įvairios kitos veiklos, mokykla nėra palikta viena. Ja globoja ir jeigu reikia, padeda įveikti problemas Lietuvos tėvų forumo vadovas Audrius Murauskas. Būtent jam buvo patikėta ši misija. Tad ką jis mano apie pokyčius įstaigoje? Apskritai, Lietuvos tėvų forumo šito projekto metu nieko mes nežinojome, kas bus toliau. Visą laiką improvizavome ir stebėjome besikeičiančią aplinką ir pagal tai parinkinėjome tam tikrus mokymus, reagavome į juos. Kartu su jais mokinomės burti tą bendruomenę, nes Lietuvos tėvų forumas prieš projektą tik tai teoriškai kūrė modelius, kaip galėtų įgalinti mokyklos bendruomenę būti stipresnė. Šis projektas leido pasitikrinti toms mūsų mintims, kurias mes buvome suprojektavę. Tikrai didžioji dalis mūsų minčių pasitvirtino ir netgi viršijo lūkesčius. Labai svarbus dalykas, kad projektas sutelkė ne tik tai tuos mokytojus, kurie dalyvavo mokymuose, bet ir paskatino jų aplinkoje esančius kitus mokytojus susimastyti apie jų veiklą, apie santykius su mokiniu. Netgi labai džiugu, kad mokymai jiems davė paskatų viduje keistis ir pritaikyti tai savo asmeninėme gyvenime, jų šeimose, jų namuose, pastiprino juos vidumi ir tai sudarė jiems sąlygas palikti savo rūpesčius namų namuose, o mokyklos rūpesčius palikti mokykloje ir jie gebėjo netgi
sukurti savo asmeninį gyvenimą ženkliai darnesnį. Taigi, kokie sumanymai praturtino mokyklos bendruomenę, kokie renginiai čia vyko, kuriuos paskatino projekto įgyvendinimas, o kurie kilo spontaniškai, tiesiog norint paįvairinti mokyklos kasdienybę. Paklausykite, greičiausiai sakysite, kad daugelį dalykų ir patys darote niekieno neraginami. Džiugu, juk svarbiausia, kad tai praturtintų mokyklos gyvenimą. Na, tiesiog buvo tokia mintis, kad padaryti mokykloje ką nors, kas visiems būtų kažkokio bendrumo duotų ar kažką tokio. Ir sugalvom padaryti tas savaitės ir tiesiog buvo pirma berodos labas, po to ačiū ir tiesiog, po apsikabinimų savaitės? Buvo visokių, tiesiog buvo lapai pakabinti mokykloje, visi galėjo rašyti kokius nors palinkėjimus ar padėkoti kam nors. Ir iš tikrųjų, tie lapai buvo pilni tiesiog ir visiems iš tikrųjų tai labai patiko. Tai buvo tokio bendrumo mokykloje. Koks poveikis buvo visiems, daugumai? Tiesiog kai kuriems iš tikrųjų patiko, kad jie gali kažką pasakyti, palinkėti. Buvo tiesiog daugam geriau. Ar tuose lapuose buvo kokio nors neįgiamo turinio? Gal kažkiek ir buvo, bet ne taip, kad daugiausia. Vis tiek daugiau buvo to, kas gerai. O koksai vidinis pradžioje, galbūt jausmas buvo prieš pradedant, tarkim, ačiū savaitę, tas pavyks ar nepavyks, ar buvo kokių nors abejonių, kad gali nepavykti? Iš tikrųjų, tai aš tą pagalvojau tik vėliau. Kažkaip pirmą padariau, po to pagalvojau, kad gal čia kažkas ne taip. Pirmiausia, tiesiog ėjau, iškabinau mokykloje lapus, va čia dabar tokia savaitė, ten iš tikrųjų daugam, paprasčiausiai net nesakiau, kad ten aš, čia jūs tiesiog, žiūrėkit, čia yra kažkas. Ir po to kažkam klasiai pasakiau, tai sako, čia dabar įsivaizduoji, kad čia taip ir bus. Sakau, ne, bet gal tai bus. Ir po to kažkaip pradėjau abejoti, bet po to pagalvojau, koks skirtumas, kažkam patiks, kažkam ne. Tiesiog nepadarysi, kad visiems viskas patiktų. O tai kaip, ar visa mokykla įsitraukė? Tikrai nemanau, kad visa, bet kas norėjo, tas galėjo įsitraukti. Ar verta buvo, nepaisant to, kad ne visi, ne visada dalyvavo, ar verta buvo? Tai tikriausiai taip, nes daugam tai patiko. Šios idėjos įgavo pagreitį ir mokykloje buvo suorganizuota daugiau panašių renginių. Atvirai savo idėjas išsakė net ir nedalyvaujantieji projekte bendruomenės nariai, tad atsirado smagių sumanymų paįvairinančių ugdymo procesą. Prieš Kalėdas buvo ant sienų ir stenduose ir visur kitur iškabinti tokie lapai, pasim, ko tau trūksta, su iškarpytais apačioje lapukais ir ten su žodžiais gerumo, nuoširdumo, šypsenos, saldainių, jau ten, vienu žodžiu, ten visokių drąsos ir taip toliau. Ten begalė buvo parašyta daug tų žodžių, įvairių prispausdinta daug tų lapų ir praktiškai jie tušti turbūt per valandą liko. Iš karto, tiesiog eidami daug kas po tą vieną lapelį kažkokį tai nusiplėšė. Ir mokytojų kambarį buvo visur, tai čia turbūt, sakau, Jūratė galėtų pasakyti, kieno čia buvo iniciatyva, bet iš tiesų jinai buvo kitokia. Tai aš manau, kad tai yra tam tikras kažkam, kas dalyvavo anuose veiklose, tai lyg kitokia forma, tai buvo irgi labai gražus tęsinys. Tai čia netgi tam tikra iniciatyva, galima sakyti, kad persidavė iš projekto vaikų netgi neprojektiniams žmonėms? Tai aš manau, be abejo. Iniciatyva vadinosi Senoji animacija mažesniesiems. Kas tai buvo per idėją ir kaip vyko, kaip pavyko? Jie buvo organizavę keletą tokių, sakykime, popiečių senųjų animacinių filmukų žiūrėjimo. Vaikai noriai jungėsi, noriai dalyvavo, bet buvo toks truputėlį irgi pastebėjimas, kad tie, kurie jau buvo tai darę klasėse, mažesnėse grupelėse, jau vyko klasėse ir aptarimai, tie labiau norėjo eiti ir jungėsi ir dar jie laukia ir aptarimo čia bendrai. O kiti tiesiog irgi gal bėgo namo ir žiūrėti savo tų greitųjų filmukų.
Vaikai kartas nuo karto vis norėdavo sugrįžti, nes mano klasės vaikai aktyviai įsitraukė į šitą veiklą ir jie tiesiog netgi pamokoje, jeigu kažkokia situacija, jie primindavo filmuką, tiek sugrįždavo ir prisimindavo, patys sakydami, prisimenat mokytoją, kaip ten filmuke buvo. Tai vadinasi, jeigu vėlgi sugrįžtumėm į rubriką mitas ar tikrovė, tai kad vaikai nežiūri šitų filmukų senojusios animacijos, tai iš tiesų yra mitas, nes jie yra mokantys ir jeigu vaiką auginsi su jais, tai jis tikrai juos žiūrės. Nes vaikai labai mielai klausosi ir mamos pasakų, ne barimų, ne pamokymų, bet pasakų. Ir per pasakas jie labiau supranta ten gyvenimiškas tiesas arba kažkokias taisyklės geriau, sakykime, irgi supranta ir prisimena. Tai tikrai buvo labai pavykęs. Na, pavyzdžiui, artėja Kalėdų atostogos ir visi pavargę, visi gyvena kalėdinę nuotaiką, na, pamokos tampa našta. Sunku yra ir mokytojai, ir mokiniams. Tai aš pasirinkau tokį būdą. Prisirinkau istorinių filmų, kadangi dėstau istoriją. Ir pamokos praeidavo puikiai. Vaikams buvo įdomu, man buvo lengviau. Ir gavau iš vaikų tokias, na, kaip sakyti, tokius komplimentus, kad jūs vienintelė protinga mokytoja, man buvo pasakyta. Tai čia buvo praeitą pavasarį vienas toks faktas irgi, kad leidžiat mokslo metų pabaigoje gyventi be įtampos, čia buvo pavasarį, taip, ir kad mes tikrai dar labiau pagilinam žinias, dirbdami visai kitokiu būdu, tai ten darydami visokiausius projektus, o dabar prieš tas Kalėdas būtent toks mano bandymas buvo. Ir, nemanau, kad tai išmoko vaikai mažiau. Mokiniai taip pat buvo ypatingai nustebę pasikeitusius mokytojus vidumi. Jie kai kurie negalėjo pažinti savo mokytojų, nes jie visiškai kitaip elgėsi ir jiems buvo keista. Įdomus buvo pastebėjimas kai kurių mokytojų, kurie prisijungė vėliau prie projekto, tai kada jie pirmadienį pamatė grįžusius iš mokymų mokytojus, jie jų tam tikrą prasme negalėjo pažinti, jų veidai buvo visai kitokie, jie švytėjo, tai buvo nuostabu. Tai rodo, kad skirtos nuoširdžios pastangos ne tiek mokyti, kiek pasidalinti gyvenimišką patirtimi ir juos paskatinti patiems išsikelti klausimus, visai duoda puikių rezultatų ir požiūris mokytojo neformalus į darbą, mokinio pamatymas mokytojo kitokiu leidžia jiems tarpusavį pasiekti didesnės darnos. Lietuvos tėvų forumas kviečia registruotis nemokamoms paskaitoms jūsų mokyklose elektroniniu paštu projektas @tėvuforumas.lt. Paskaitos mokytojams ir tėvams siekia įkvėpti mokyklos bendruomenę pokyčiams. Interaktyvių paskaitų metu vyksta diskusijos, nagrinėjami realūs pavyzdžiai, o kvalifikuotų lektorių komanda perteikia gerosios praktikos idėjas. Paskaitų dalyviai kviečiami burtis į vietinius saviugdos klubus, kuriuose kartu su mokiniais ir mokytojais atrasite jums reikalingus sprendimus, telkiant bendruomenę. Socialinėme tinkle Facebook sukurta grupė mokyklų bendruomenė suteiks papildomos informacijos. Prisijunkite. Dar viena galimybė sustiprėti visos Lietuvos aktyvių tėvų dalyvavimas profesionaliuose kelių dienų mokymuose. Prioritetą turės tie tėveliai, kurie bus aktyvūs saviugdos klubuose. Daugiau informacijos apie Lietuvos tėvų forumą ir vykdomą projektą Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė ateities Lietuva ieškokite internete www.tėvuforumas.lt. Projekto komanda laukia susitikimų su jumis. Draugen susirinkę mokyklos bendruomenės nariai pabandė apibendrinti, kaipgi pasikeitė jų pozicija. Iš pradžių susikaustę, nenorintys permainų, pasinėrė į projekto renginius mokytojai, tėvai ir mokiniai pajuto akivaizdžius pokyčius. Dabar tuo negali atsidžiaugti. Pasikeitė mąstymas, darniai tvirtino projekto dalyviai, tad kokie jie buvo ir kokiais tapo. Dar vieną mes čia iškėlėm tokią problema, ne komandos žmonės, lyg tai anksčiau atrodė, kad yra tokių, kad gauna žmogus užduotį ir labai nejaukiai pasijaučia, kad atrodo ta užduotis jam neįveikiama, kažkaip, jam sunku, o kitas tą užduotį tiesiog 1, 2 ir įsprendžia. Dabar
lygtai nuostata pasikeitė. Atrodo, kad komandoje, kiek sužinojom, kad žmonių yra visokių. Ir pagal tą, vėlgi grįžtų prie to disko mokymų, kad žmonės būna ir dominuojantis, ir kitų stilių ten yra. Tiesiog reikia kiekvienam žmogui komandoje atrasti savo stilių, savo sritį, kur jisai gali pagal savo jėgas vieną ar kitą darbą atlikti. Ar tai reiškia, kad šiek tiek praplėtėt vaizdą pro rakto skylutę? Tai galima sakyti. Gal mūsų iš tos mintys ir kažkiek tai ir rišasi, iš tikrųjų koreliuoja. Taip, kad, reiškia, nuo kategoriškumo tokio, kad kaip, aš privalau, aš turiu, čia man reikia, man būtinai ir tuoj pat, reiškia, nuo tokio kategoriškumo pereita prie tolerancijos, atlaidumo, prie supratingumo tokio ir iš tikrųjų visame kame. Toliau Aušytė šitą mintį iškėlė, kad, reiškia, ji kaip pradinukų mokytoja buvo, reiškia, tokios nuomonės, kad jinai turi viską prisimti atsakomybę už save visame kame. Ir pamokose, tėvų susirinkimuose, renginiuose, ekskursijose, viską turi jinai viena padaryti, viską ir labai gerai. Ir jinai išlaisvėjo iš tikrųjų, kai jinai pamatė, kad galima atsakomybę pasidalinti, kad ir dabar jinai savo darbę nuo pirmos klasės jau skiepija, kad ir tėvai gali labai daug kur prisidėti, ir drauge galima daug padaryti, ir tai kolektyvą labai stiprina, ir jai saugumo jausmas ir komfortas darbe atsiranda iš tikrųjų daugybė privalumų. Ir mama iškėlė tą, kad, reiškia, buvo ta išankstinė nuostata eiti kažkur, aukoti laiką, kad privalau, reikia irgi, ir paskui net sunkiai buvo, mes tiesiog nusakėme vienu žodžiu į pozityvumą nueitą, bet, kaip mama sakė, labai sunku nusakyti tą jausmą, reiškia, kad tu praturtėjai, nežinai kuo, tiesiog praturtėjai visame kame, bet pamatai kitoniškumą. Ar teisingai išgirdau, ką ypatingai Aušra akcentavo, kad nors mokytojo profesija tampa mums visiems savotiškų gyvenimo būdų, liovėtės dirbti 24 valandas per parą? Taip. Tai yra didžiulis pasiekimas, ar ne? Labai. O ko palinkėtumėt kitiems mokytojams, kad jie liautųsi dirbti 24 valandas per parą? Mokėtų atsirinkti ir mokėtų pasidalinti tais darbais. Atsakomybė. Toks provokuojantis klausimas, ar kaip liovėtės dirbti 24 valandas per parą suprastėjo jūsų darbo kokybė? Aš sakyčiau, pagerėjo darbo kokybė, dėl to, kad aš kaip žmogus, kaip pasakyti, gerai jautiesi, pailsėjęs, pilnas pliusinių energijos, tai kada pats gerai jautiesi, tai tie darbai greičiau pasidaro ir kokybiškiau. Tai jūs norit pasakyti, kad mažiau dirbant galima daugiau padaryti? Taip, priklauso nuo būsenos, kaip tu puoli tą darbą daryti ir kaip tu jį susidėlioji. Tai reikia, kaip pasakyti, turėti poilsio viskam, tada ir darbai greičiau pasidaro iš tikrųjų. Dar noriu tokį klausimą patvirtinantį. Ar teigiant, kai kurių mokytojų teigiamas reiškinys, pedagoginis pervargimas gali būti mitas? Aš dabar pusę metų praėjo, aš sakyčiau, kad mitas. Aš dar nepavargau, aš šį darbą einu kaip į šventę. Su kiekviena diena ir jeigu man yra blogai truputėlį namuose, tai aš žinau, kad aš atėjus ir peržengiusi savo darbus slenkstį, tiesiog atsigausiu ir man visos tos problemos bus visiškai tokios nereikšmingos. Man padeda dabar darbas įsivaduoti iš rutinos ir aš jaučiuosi labai gerai. Mes parašėme po vieną žodį tik tai arba po du. Taigi pirminės nuostatos, tai pirmų punktų įvardėjome abejingumą. Iš tikrųjų į projektą turbūt ėjome todėl, kad reikėjo iš pradžių, taip, reikėjo, o paskui iš tikrųjų atsirado susidomėjimas. Tada kategoriškumas buvo ir kai pasikeitė mūsų nuostatai, pasikeitė į empatiją. Mes iš tikrųjų taip kalbėjome, čia visas, kad labiau supratome arba bandėme įsijausti, ką jaučia kitas žmogus ir ką jaučia mūsų mokiniai. Taigi mums taip atrodė, kad tas tinkamas terminas yra empatija. Susikaustimas peraugo į laisvumą, čia irgi jau kalbėjome apie tai.
Ir iš tikrųjų prisimenu tos pirmosius seminarus, kad tikrai atrodo net irgi mokytojai vieni kitų varžėsi, taip, bijojome lyg kalbėti, tikrai tai buvo. Taip kažkoks toks susikaustimas, nežinai kaip čia pasakyti, nežinai kaip čia priimti, o dabar man atrodo, kad mes iš tikrųjų gebame laisvai reikšti mintis ir mes prie to įpratome. Individualumas buvo pirminė nuostata ir jis pasikeitė į bendruomeniškumą. Tikrai jaučiame tą bendruomeniškumą. Ir stereotipų laikymasis buvo pirminė nuostata, o dabar, kaip jau čia irgi visos kalbėjo, tas mąstymas pasikeitė iš tikrųjų. Kitoje laidoje Žiežmarių mokyklos atstovai toliau dalinsis patirtimi pakeitusią požiūrį į darbą, mokymąsi, veiklas į save. Atvėrusią supratimą, kad tik kartu gali nuveikti daugiau. Bendruomenės atstovai tvirtina, kad iš pradžių nenoriai ryžosi dalyvauti projekte, netgi save įtikinėjo tai daryti. O įsibėgėjus projektų jo dalyviai jau džiaugiasi pasikeitusiu mąstymu ir sumanimais, leidžiančiais paįvairinti pamokas, pasijusti tikros bendruomenės nariais, mažai žingsneliais daryti prasmingus darbus. O toks ir projekto tikslas – tvari mokyklos bendruomenė – ateities Lietuva. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas pagal 2007-2013 metų žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos antrojo prioriteto mokymasis visą gyvenimą priemonę neformaliojo švietimo paslaugų plėtra.